Sveiki, aš esu Skirmantė ir šiandien turite galimybę su manimi apsilankyti ginekologijos klinikoje Nord Clinic, kurie turi didžiausią privačiai dirbančių ginekologų komandą Lietuvoje. Ir šiandien užduosime tuos klausimus, kurių nedrįstate užduoti savo ginekologijai Viktorijai Šukieniai. Sveiki. Labą dieną. Labą. Labai malonu. Tai Viktorija, čia prasideda kelionė pacienčių jūsų. Taip, tai čia atvyksta pas mus, užsiregistruoja. O ar tiesa, kad moteris pas ginekologą skuba tik tada, kai yra kokia bėda? Dažniausiai taip, iš esmės dažniausiai taip. Ir pagrindiniai turbūt skundai nutinka tada, kai reikia ginekologo konsultacijos čia ir dabar. Taip. Ir dažna situacija būna ta, kad nėra galimybės taip greitai patekti, tai čia pacientės pakankamai greit, manau, kad gali gauti tą konsultaciją ir dažnai taip ir nutinka, kad šiandien reikia, šiandien ir atvykau. O, tai girdit moteris, bet šiaip reikėtų tikriausiai dažniau lankytis pas ginekologą ir planuoti savo apsilankymus iš anksto. Tai įprastai sakom, kad kartą metuose pas ginekologą reikėtų pasirodyti, ar ne, ir atlikti ultragarsinį tyrimą. Jeigu vis tik tai atsiranda kažkokių nutikimų, skundų ar ne, žodžiu, tai galbūt rodytis anksčiau. O kokie dažniausiai nusiskundimai moterų? Dažniausiai įprastai moteris atvyksta dėl kokių nors ciklo sutrikimų, dėl pasikeitusių išskyrų ar šiaip kažkokių varginančių bėdų, kuris jau laikas ar ne. Skirmante, detaliau visus klausimus atsakysiu ir stengsiuos padėti mūsų kabinete. Gerai, keliaukim tuomet. Mano sekėjai atsiuntė galybę klausimų. Dar prisiminėme laikus, kai skaitėme Panelės žurnalą ir ten buvo raudonasis puslapis. Tai šiandien, Viktorija, atnešiau tau įdomiausių, pačių slapčiausių klausimų. Tai galbūt galėtume pakalbėti iš tiesų apie nemalonius kvapus. Moteris dažnai skundžiasi, perka įklotus su įvairiais kvapais, kad tarsi tas jos natūralus kvapas jom nepatinka. Tai kada tai yra norma, o kada jau atkreipti dėmesį? Tai iš esmės tam tikri kvapai turėtų būti ar ne, ir turbūt reikėtų suprasti, kad normalu jausti atitinkamus žodžių kvapus, bet žuvies kvapo išskyros ar ne, žodžiu, dar kažkokio keisto pobūdžio ar neatsirandančios, tai turbūt nėra normalu ir pasitikrinti pas ginekologą tiesiog vertėtų tam vizitui ir atsiradus tokiems skundams. O įprastai turbūt tiesiog reikėtų pasirūpinti moters higieną ir nenaudoti intymiai higienai skirtą prausiklį, kuris sukurtų vis tik tai tą rūgštinę terpę, kuri turėtų ir dominuoti makštyje, tai su laktobacilom arba pieno rūgšties gaminančiom bacilom, žodžiu, kad kaip įmanoma išvengti tų tokių situacijų. O negali būti, kad, tarkim, moteris mėgsta pasipuošti ir jau apatinių ten skyriui ryškiausi, gražiausi gypiūrai ir taip toliau, bet tai vis dėlto yra nenatūralios sintetinės medžiagos, galbūt ir tai turi įtakos? Tikrai taip, ir nenatūralų sintetinio audinio apatiniai turi tam įtakos, lygiai taip pat kaip ir įklotėliai, galbūt kai kurie, ar ne, turintis labai daug įvairių parfumuotų ar ne, žodžių, variantų, spalvinių visokių aspektų galbūt ar ne, tai irgi turintis įtakos būtent makšties mikroflorai ir sukeliantis tam tikrus dirgiklius. Tai tokių dalykų reikėtų vengti iš esmės. Taip. O kaip dažnai jūsų pacientė skundžiasi pienlige? Čia pienligė, man atrodo, yra toks populiariausias sutrikimas, bet vėlgi, kaip dažnai yra per dažnai ir jau reikėtų imtis kažkokių veiksmų, tyrimų? Tai įprastai, aišku, su pienlige susiduria maždaug 3 kartus per metus iki 8% pacienčių apskritai. Tai tas yra praktiškai normalu, tačiau, aišku, vertinti reikėtų tuomet ar ne, jeigu
kartojasi, net ir stengiantis ar nenaudoti atitinkamą priežiūrą, vengiant rizikos veiksnių, taip pat ir skiriant gydymą, jeigu vis karts nuo karto atsikartoja, ypatingai vienas po kito ar ne žodžiu atveju, tai galbūt reikėtų sunerimti ir atlikti tam tikrus tyrimus, ką galite padaryti ginekologo kabinete, o kartais reikalingas ir ilgalaikis gydymas, pavyzdžiui, kaip pusiai metų, kuomet yra skiriami vaistai ir tada siekiama ir išvengiama vis tik tai nemažai tų atkryčių. Na gerai, eina moteris, tyriasi, gydomės. O kaip yra su partneriu? Nes partneriam, vyram taip pat būna pienligė, tai jeigu gydome moterį ir negydome vyro, tai aišku, tas atsikartojimas irgi taip pat galimas variantas. Tai prastai vyrams užtenka nedidelės tos gydymo dozės ir tikrai pakankamai paprastas gydymas, kurį galima skirti kartu ir turbūt praktiškai rezultatus turime gerus šiame etape. Tai žodžiu, vyrai, pas Viktoriją keliausit kartu su savo partneriam. Ar normalu jausti nuolatinį krūtų skausmą? Tai nuolatinis krūtų skausmas nėra normalu. Man nėra atrodo. Krūtų skausmas prieš mėnesinės ar ne, galbūt prasidėjus mėnesiniam galimas variantas kaip fiziologinis ar ne, keičiasi tam tikri hormonų pokyčiai, dėl to atsirandantis tokie dalykai. Nuolatinis krūtų skausmas jau turėtų būti tokia kaip ir raudonas šauktukas ar ne, kad vis tik reiktų pasirodyti. Ir pasirodyti tikrai galite ir pas mus dirbantį gydytoją krūtų chirurgą, krūtų onkochirurgą, gydytoją mamologą ar ne, kuris taip pat atlieka ir echoskopiją krūtų ir pakonsultuoja tam tikrais klausimais. Tai įprastai sakyčiau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tokį dalyką. Taip pat vėlgi grįžkim prie tos higienos galbūt klausimų. Rašo žmogus, ką daryti, jei yra labai gausios išskyros. Tai kas yra labai gausios išskyros? Aš paklausiu. Tai iš esmės gausumą reikia vertinti turbūt pačioms ir tas vis tik tai išskyrų pobūdis keičiasi ciklo metu ir pradžioje ciklo tikrai jos gali būti negausios, viduryje ciklo tęsios ar netokios lyg kiaušinio baltymas ovuliacijos metu, po ovuliacijos gali pagausėti ir tapti tokios labiau klampesnės ir visi šitie pokyčiai yra normalūs, tai labai svarbu tiesiog susipažinti su savo fiziologija ir žinot, kas yra norma ir daugiau vertinti tai, kad jeigu labai pagausėja ar ne, žodžiu, nuolatinai atrodo, kad šlapia, visada kažkas lyg pabėga ar ne toks jausmas, tai turbūt tais atvejais jau reikėtų pasirodyti. Ir jeigu tai sukelia tokį, diskomfortą. Bet šiaip iš esmės, būtų gerai žinoti savo fiziologiją. Aš esu girdėjusi, jog moteris nuo nėštumo saugosi ar planuoja nėštumą stebėdamos savo išskyras. Kiek procentų duoda šitas būdas? Man kaip pametinukų mamai labai aktualu. Natūralus šeimos planavimas turi tam tikrą procentą patikimumo, bet jis yra labai subjektyvus dalykas, nes objektyvumas tas ar ne, išskyrų temperatūrų matavimas, labai gerai turi žinoti. Jis priklauso nuo mano pačios ar ne vertinimo ir nuo mano pačios dėliojimo, kas jau turi klaidos tikimybę ar ne tam tikrą, tai todėl tas toks kvestionuojamas vis tik tai patikimumas ir yra porų, kurios tikrai tą daro, atidžiai seka ir planuojasi, valio, ploju jiems už kantrybę ir viso ko pažinimą. Bet jei nenori staigmenos tikriausiai, kad vertėtų pagalvoti apie kitus apsisaugojimo būdus. Taip. O dar buvo vienas klausimas, iš tiesų ir man labai aktualus, tai kaip yra su spiralėm, nes labai daug nuomonių yra apie jas ir kuo jos skiriasi, yra hormoninė, žinau, dar kažkokia spiralė, tai vėlgi, kam rekomenduojama, kada jau tikrai nederėtų, nes aš pati lankiausi čia pas gydytoją ir man pasakė, kadangi turiu migreną, tai atsargiai vertinti spiralės pasirinkimą. Tai iš esmės dabar paskutiniu metu turbūt spiralės yra tokia
eskaluojama tema ar ne ir turinti tam tikrų šalutinių poveikių, kaip ir bet kuris kitas vaistas ar priemonė, tai galbūt šiuo metu jos labai yra iškeltos į paviršių ir kalbama tik apie tą šalutinį poveikį. Bet spiralių pasirinkimas yra tikrai pakankamai didelis ir šiais laikais ar ne yra vienas tipas, tai yra nehormoninių spiralių, kurios yra varinės. Jos yra pakankamai naudingos tuomet, kada mes neturim kažkokių labai ciklo sutrikimų, neturim gausių mėnesinių ar ne, nes varinė spiralė gali pagausinti mėnesinės, tai tą reikėtų žinoti, jeigu vis tik turim tas gausias mėnesinės, nesvarstyti turbūt apie tą variantą. Ir hormoninių spiralių jų yra pakankamai dabar didelis pasirinkimas nuo pačių mažiausių negimdžiusiom pacientėm iki didesnių, tačiau su mažesne hormono doze ir mažesniam galbūt laikotarpiu jau gimdžiusiom. Tai turbūt reikėtų aptarti individualiai su kiekvienu atskirai pacientu, bet taip, tam tikri migrenos ar ne, paūmėjimai galimi turint hormoninę spiralę, tačiau individualus irgi labai variantas ir matavimas turbūt turėtų būti atliktas. Ko tikėtis pašalinus gimdą ir kiaušidės? Dėl hormono tam tikro ar čia genetinio pokyčio? Turbūt dėl geno mutacijos. Dėl geno mutacijos. Ir ar tikrai prasideda menopauzė ir ar tikrai jinai tokia sudėtingai išgyvenama, spėju, kad rašė jauna moteris. Tai kaip vyksta tuomet? Tai iš esmės turbūt reiktų supažindinti, kad BRCA geno mutacijos tai yra pagrindinės geno mutacijos, kurios nustato krūties vėžio riziką, tai yra paveldimo vėžio, bet to pačiu turi ir pakankamai didelę riziką kiaušintakių ir kiaušidžių vėžiui. Todėl įprastinai nustačius tokią mutaciją yra rekomenduojama pacientui atlikti profilaktinę mastektomiją, ar ne, tai šalinti krūtis, krūtų liaukas, taip pat kiaušintakius ir kiaušides. Žinoma, tos situacijos yra aptariamos kiekvieną kartą individualiai ir tą galima kaip įmanoma pavėlinti ar ne, sekant nuolatinai pacientę kas metus ir tyriant dėl tam tikrų įvairių priežasčių, bet turint tą mintį, kad vis tik tai yra pakankamai didelė rizika būtent šiems susirgimam. Ir tikrai taip, pacientėms, kurios jau nebeplanuoja nėštumo, turi tą geno mutaciją, yra galbūt jau ir atlikusios profilaktinę mastektomiją, svarsto, ar ne, ką dabar man daryti ir kaip man dėliotis toliau dėl kiaušidžių šalinimo, nes pašalinus kiaušides tikrai atsiranda, vadinkim, dirbtinė, turbūt tokia ta pomenopauzė ir jinai tikrai turi savo aktyvius simptomus, ypatingai kada nebuvo to tokio hormoninio mažėjimo ar ne, žodžiu, ir viskas pakankamai greitai. Tai įprastai visuomet yra skiriama pakaitinė hormonų terapija jauname amžiuje, net jeigu ir tai natūraliai eiga atsirastų ar ne menopauzė, tai bent jau 5 metam rekomenduojama, o po to sekant pagal pacientę ir savijautą. Tai pašnekėjom apie tai, kaip apsisaugoti nuo nėštumo, o dabar norėčiau paliesti nėštumo priežiūros temą ir iš tiesų tai gal jūs mums parodytumėt, gydytoja, kur vyksta visi reikalai, kur yra jūsų bažnyčia, ta vadinama. Tai keliaujame viršų. Erdvė. Čia, žodžiu, vyksta apžiūros. Vyksta apžiūros. Baisioji kėdė. Skrydžiai. Ar ne? Čia mūsų ultragarso aparatas, kuriuo dirbam. O kas yra? Žiūrim. Čia. Čia yra kolposkopas. Tai mes sakom, kad tai yra aparatas, kuriuo vertinam gimdos kaklelį per padidinamąjį stiklą. Aplikuojam tam tikrus tirpalus ir žiūrim, ar nėra kažkokių tai turi žaizdelę tada pokyčių su gimdos kakleliu. Tai Viktorija, papasakokit, kas yra čia? Čia yra ultragarso aparatas, kuriuo žiūrime tiek įprastai pacientės vaginalinių ultragarso daviklių, taip pat ir nėščiąsias. Tai turime ir 2D atliekantį, ir 3D, ir 4D, žodžiu. O 4D tai čia tas, kur gali pamatyti, į ką panašus tavo vaikas iš esmės. Tai 3D ar ne yra vaizdas erdviniai struktūroje, kuomet mes galime matyti ir vaiko ar ne profilį, tam tikras kūno dalis, ar ne vertinant tam tikrus galimus ir apsigimimus, ar ne matyti juos vizualiai.
4D yra vaizdas, kuomet realiu laiku matom judantį vaisių 3D formatu. Tai galime Žodžiu, kaip jis juda ir video pasižiūrėti po to. ir to pačiu atiduoti pacientį atsiminimui, o galbūt po to parodyti ir pačiam pacientės vaikui. Populiaru tarp nėščiųjų? Pakankamai taip ir įprastai, jeigu pavyksta mums tą padaryti, nesunkiai matosi, tai visai smagu ir padiskutuoti, ką čia tikrai panašus, žodžiu, būsimas naujagimis. Tai svarbu, aišku, visada dažniausiai ateini ir tada užsidengia veidą ir miega. Ir veidą užsidengia, ir kojas užsidėja, ir viskas. Kaip tik nerodykit. Tai supratau, okei. O čia yra jūsų instrumentinis stalas, taip suprantu. Iš esmės taip, tai čia turim ginekologinius makšties skėtiklius. Dažniausiai jos naudojam vienkartinius. Anksčiau būdavo metaliniai tokie. Taip, metaliniai. Tai o jie yra vieno dydžio ar jie yra kelių dydžių? Ne, yra keletas dydžių. Tai priklausomai nuo pacientės amžiaus, gimdymo ir panašiai galime naudoti skirtingus. Čia yra baisiausias aparatas. Ne, toks ir baisus. Tikrai ne baisus. Man tai keliantis šiurpą, bet tik dėl to psichologinio momento tokio. Tvarkoj, čia tam tikri mūsų skystos. O, čia imate tepinėlius, spėju. Tepinėliai, taip. O kas kiek laiko turėtų moteris pasidaryti priešvėžinius visus tyrimus? Taip, programa yra nuo 25 metų, kuri įprastai ir pradedama tokio amžiaus. Aišku, pasaulyje yra tam tikra tendencija ir sakoma, kad pacientė turėtų tikrintis nuo maždaug 3-5 metai nuo savo lytinio gyvenimo pradžios. Tai ne visais atvejais čia atitinka mūsų tą laiko tarpą, bet maždaug kas 3 metai ir nuo 35 metų programa jau mūsų, kuri finansuojama valstybės, yra kas 5 metus. Tai šitą finansuojamą valstybės tyrimą galima ir čia pasidaryti, taip? Galima pasidaryti čia, aišku, jisai bus mokamas. Aha, okei, supratau. Tai čia yra tobuliausias sričių išradimas ginekologijos pasaulyje, nes kai tu eini basa, be kelnių, su vaikute nuoga, tai būna labai nejauku. Tai tiesiog parodau, kad labai labai fainas daiktas šiaip ir suteikia tiek tokią smulkmeną, tiek komforto suteikia. Tai ypatingai mėgstamas mūsų jaunųjų pacienčių, nuo ten kokių 16-13 metų, kada kartais ir čia pasirodo tokios pacientės, tai būna ir pasiema į namus tokį. Baletą pašokti. Tikriausiai mažiausiai streso keliantis sėdėjimas šitoj kėdėj mano gyvenime ir ačiū Dievui, nereik nei gimdyti, nei nieko. Tai pakalbėkime gal, kas vyksta su mūsų kūnais po gimdymo. Ir yra dvi barikadų pusės. Kirpta ir plyšusi pacientė. Tai kur yra teisybė? Pliekiasi, kad geriau kirpti, vienos sako, kitos, kad gyja lengviau kaip plyšti. Kaip yra iš tiesų? Tai vienos turbūt tiesos ir nėra iš tikrųjų, ar ne? Kad pasakyti tik taip arba tik taip kategoriškai tikrai nėra. Tai labai priklauso ir nuo tų plyšimų, ir nuo to kirpimo, ar ne labai. Jeigu žiūrint medicininę prasme, tai surinkti audinius yra kur kas lengviau tos, kurios tu kirpai, negu kad tie, kurie yra plyšę, ar ne, ir bandyti sudėlioti tą mozaiką kažkaip į tai, kas buvo, ar ne. Bet žiūrint iš tos perspektyvos, kaip gyja, ar ne, žodžiu, viskas ir kaip pačiai pacientė jaučiasi, tai irgi labai priklauso ir nuo plyšimo dydžio, nuo to kirpimo dydžio, ar ne, gal ten toks mini įtrukimas, tai tikrai nieko baisaus, gal ir ne tas plyšimas vis tik tai yra kur kas didesnis, pažeidžiantis ten galbūt daugiau tų audinių, tai nelygu ir tam kirpimui, žodžiu, tai tokios vienos ir vieningos nuomonės nėra. O dabar žinau, kad tie visi pažeidimai, plyšimai yra graduojami, tam tikra sistema. Ir buvo vienas klausimas, tai 3 lygio plyšimas, laipsnio. Tai jau kitas gimdymas tik Cezario būdu. Tai plyšimai... 3 lygio, tai čia jau iki... Taip, iki žarnos sfinkterio, ar ne, žodžiu. Tuomet plyšta taip tiesiai, ar ne, žodžiu, ją pačią iš esmės ir pažeidžia tą sfinkterį, bet dar nepažeidžia ir pačios žarnos, ar ne. 4 plyšimas yra, kuomet pažeidžia ir
ar ne žarnos dalį, tai tiesiog įprastai taip susiuvamas ir sfinkteris, visi kiti ar ne audiniai ir tuomet kitas gimdymas planuojamas jau cezario pjūvio operacijos būdu, bet jeigu pacientė išsako didžiulį norą ir labai nori gimdyti pati, nėra tam kažkokių veiksnių ar ne, kurie mums sunkintų tą situaciją, ten didelis vaikučio svoris ar ne, dar kažkokios tai kitos bėdos, tai tuomet galima svarstyti apie tokį variantą, ypač jeigu tas gimdymas prasideda savaime. Po kiek laiko po gimdymo moteris jau gali gyventi normalų gyvenimą, mylėtis, eit maudytis, džiaugtis ir kiek yra normalu kraujuoti po to? Tai kraujavimo po gimdymo įprastai 4, maždaug 6 savaitės ir tai yra normalu. Aišku, tas kraujavimas turi būti dinamikoje mažėjantis ar ne, neturi atsirasti kažkokių tai didelių antplūdžių ar ne ten, bet dinamikoje mažėjantis kraujavimas po truputėlį, galiausiai galbūt toks tepliojimas ar ne, žodžiu. Ir įprastai sakau, kada jau ateinat pas ginekologą pasirodyti po gimdymo, tai maždaug 6-8 savaitės po gimdymo, po tos patikros jums gydytojas pasakys, kad galite gyventi normalų gyvenimą. Ir sėkmės. Taip. Nepastokit. Dar toks klausimas, tai tikrai daug moterų susiduria su šlapimo nelaikymu. Būna kai kuriuom ir iki gimdymo iš juoko, o būna, kad po gimdymo tai jau batutų parke nepamatysi mamyčių šokinėjančių, nes bus kiekvienas pašokimas su rezultatu tam tikrų. Tai kaip spręsti šitą problemą? Ar tai normalu yra ir kokios procedūros galbūt? Tai kiekvienas ar ne, jau pratekėjimas ne mūsų noro metu ar ne, žodžiu, jau yra vienas iš šlapimo nelaikymo požymių. Ir aišku, čia vienas iš pagrindinių principų ir pagrindinių dalykų tai yra stiprinti dubens dugną, ypatingai tai yra svarbu ar ne ir po gimdymo, ir net nebūtinai negimdžiusiam ar ne pacientėm kartais. O stiprinti dubens dugną, tai čia Kegelio visi tie pratimai? Kegelio pratimai ir ne tik, ar ne, tai tam tikrų yra įvairių galimų procedūrų ir aparatų šiais laikais, ar ne, kuomet galimi stimuliuojami tie raumenys, ar ne, dirbtinai. Taip pat Kegelio pratimus ar nebūtina, kad jums papasakotų koks kineziterapeutas, kaip tą teisingai atlikti, kaip pasitikrinti, ar teisingai atlieki tos pratimus ar ne. Tai tokie gal pagrindiniai aspektai ir visada gyvensenos keitimas ar ne, tai vengti tam tikrų savo gyvenimo blogybių, įpročių ar ne, galbūt kurie skatina būtent šlapimo nelaikymą. Tai visus šitus etapus susidėlioti, keičiant gyvenseną, stiprinant dubens dugno raumenis, jeigu matom, kad nėra kažkokio tai efekto ar ne, žodžiu, tai tuomet kreiptis ar ne, aišku, jau kažkokiom intervencijom. Tai tų intervencijų šiais laikais yra ir vienos galbūt iš tų procedūrų yra PRP procedūros, tai plazma praturtinta trombocitais ar ne, žodžiu, kurią gali padėti šiek tiek pakelti šlaplės dalį, kad nevyktų ar ne būtent tokie čia audinių regeneracijai tam. Iš esmės taip. Yra aišku ir operacinio pobūdžio tam tikros operacijos, vadinamos TOT arba TVT operacijos, kuomet įvedamas pošlapinis raištis, kad pakeltų šiek tiek, būtent kalbant apie tos fizinio krūvio ar neįtampo šlapimo nelaikymus, tai kada čiaudint, kosint ar ne, žodžiu, lakstant, fizinį krūvį kažkokį atliekant, nutinka taip, nors tai turi tam tikrų kontroversijų, ar ne, tai kiekvieną kartą vertinam labai individualiai. Aišku, yra ir medikamentinio gydymo galimybės, tačiau tai yra sekanti žingsniai po to, ką galim padaryti. Tai kokie būtų paprasčiausi tyrimai galbūt tokiai porai, kuri, greitų metų planuoja, bet nori pasižiūrėti, kiek dar laiko turi. Tai kas tai būtų, galbūt vyrą ištirti paprasčiausiai būtų? Aš vis prieš tos vyrus. Vyrą ištirti, aišku, žinoma, pakankamai nesudėtinga, tai yra vienintelis tyrimas, žiūrint moters prasme, ar ne, tai čia pakankamai nedaug tų tyrimų, tai yra atliekama spermograma, ją galima atlikti ir mūsų klinikoje, tai yra medicinos biologija ir atsako, ar yra kažkokių pokyčių. Jeigu vis tik yra kažkokių pokyčių, gali pakonsultuoti ir gydytojas urologas, ar ne, patarti. Bet įprastai, turbūt tokio vieno ir tikslaus tyrimo, kuris pasakytų, jom liko
seksi. Metų, ar ne? Čia maždaug. Tai turbūt nėra. Iš tikrųjų, mes daugiau mažiau galim pasakyti, kaip tie hormonai veikia. Ar veikia taip, kaip ir atrodytų, kad atrodo, kad ovuliacija vyksta, ar ne, žodžiu, kad viskas taip gerai dėliojasi. Yra tam tikrų tyrimų, kurie galim parodyti kiaušidžių rezervą, nors dar irgi nėra toks labai jau tikslinis tas konkretus rodmuo. Tai visada konsultuotis turbūt su ginekologu, kada jau planuoji nėštumą, arba bent jau svarstai ar ne apie tai ir bandyti žiūrėti etape. Tai jeigu svarstai, tai ta prasme vis tiek yra kažkokie pasiruošiamieji darbai, tarkim, namų darbai. Namų darbai, ar ne? Tai ypatingai turbūt vyresniam amžiui, ar ne? Tai mes įprastai sakom pacientėm, kad lengviausia būtų, pradžiai susitvarkyti, ar ne, su savo galbūt lėtiniam ligom, jeigu jų turi kažkokių, ar ten cukrinis diabetas, ar kažkokios kitos bėdos, ten reumatologinės kažkokios galbūt bėdos įvairios. Tai peržvelgti ir padaryti viską, ar ne, pereiti prie atitinkamų vaistų, kurie būtų saugus nėštumo metu, pasikonsultuoti su tais specialistais. Tai tiesiog jau planuojant ar ne, ruošiantis tam, tai jau būtų toksai svarbus visai žingsnis. Tai turbūt tokie pagrindiniai kriterijai, o taip pat, aišku, tyrimų galbūt netliekant labai kažkokių išsamių ar ne, tai pasitikrinti tik tai, kad pas ginekologą pasidarytų onkocitologinį tepinėlį įprastai, nes nėštumo metu darom tą tyrimą, nėštumo pradžioj, nebent kai pacientė nebuvus gal 5 metus ar ne, gal pas ginekologą, arba labai senai darytas tas tyrimas. Tai tuomet atliekam, bet to vertinimas yra šiek tiek sudėtingesnis nėštumo metu negu kad įprastai, tai va šitą turbūt rekomenduotume. O daugiau 3 mėnesiai iki planuojamo nėštumo rekomendacija tokia yra vartoti folio rūgštį. Įprastai ir vitamino D mūsų visiems čia trūksta nėra saulė. Tikrai pakankamai dažnai, turbūt omega 3 ar ne, įvairūs preparatai, tai sudėlioti subalansuotą mitybą ir atsipalaiduoti. Šitas sunkiausia. Tikrai sunkiausia, nes pacientai atbėga jau tam po 2 mėnesių bandymo ir sako, nepavyksta, darykit kažką, pažiūrėkit, ar čia tikrai viskas veikia. Kiek laiko reiktų bandyti, kol... Tai iki 35 metų sakom, kad metai laiko bandymams turėtų būti užtektinai, ir per pirmus metus pastoja maždaug apie 80% pacientų porų. Po 35 metų, jeigu vis tik nepavyksta pastoti per pusmetį, tai jau reikėtų kreiptis. Žodžiu, nedelsti jau po 35. Supratau. Aha. Dar klausimų tokių buvo vėlgi apie pokyčius kūno po gimdymo. Tai viena iš jų pusė yra estetinė. Ir kokios atliekamos operacijos, ką siūlote savo pacientėms ir kada derėtų vis dėlto, kada rekomenduotumėt atkreipti dėmesį ir kažkokias procedūras atlikti? Tai iš esmės pacientėms po gimdymo, ar ne, aišku, įsivertinus jau pas ginekologą po tų 6-8 savaičių, žiūrėti į savo pačią fiziologinę, ar ne, žodžiu, būseną ir žiūrėti, kokių tų skundų gal atsiranda. Tai vieni dažniausių turbūt skundų tai yra toks tarpvietės arba makšties laisvumas, ar ne, atsirandantis. Sako, atrodo, kad man lyg ten krenta kažkas laisvo, ar ne, žodžiu, kažkaip tai čia. Apie šitą net viena rašė sekėja, kad jeigu M dydžio taurelė menstruacinė iškrenta, tai čia jau atkreip dėmesį žmogui, ar... Turbūt, jeigu anksčiau, aišku, naudojo ten gal kokį S dydžio ar ne taurelę, po gimdymo dabar sako M dydžio taurelė iškrenta, aišku, turi praeiti truputėlį ir laiko, kad audiniai ir prisitaikytų ir grįžtų kažkiek į savo tą buvusią padėtį, tai bandyti ir prisitaikyti, o jeigu tai trukdo, o tie trukdžiai gali atsirasti ar ne ir būtent lytinių santykių metu, ar ne jaučia kažkokį tai laisvumą, kartais kitos sako, ar ne kažkokius tai oro burbulai išeina, ar ne, žodžiu, kažkokie. Kas jogoj nebuvo, tai nežinau. Gal, bet būna dažnai jogoj, kad nutinka, kai žvakę darai, tai čia normalu, čia jau taip bus, tiesiog susigyventi su tuo ir visiems sakyti, čia ne per ten. Kartais taip nutinka, tai tiesiog, jeigu perteklinis oro kiekis patenka, ne jam kažkur reikia išeiti ir jeigu neišeina tuo pačiu metu, kada turėtų, tai ir gaunasi tiesiog toksai tas garsas. Po gimdyminė asana.
Tai turbūt tiek iš tų ir daugiau tų operacijų, aišku, galima ir ta vadinama vaginoplastika, žodžiu, makšties, tarpvietės plastika, jeigu yra kažkokių skaudžių ar nerandų po įvairių kirpimų ar plyšimų, tai juos irgi taip pat galima koreguoti tą pačią PRP ir hialurono terapiją, ar ne, žodžiu, tai vieni iš tokių pasirinkimų, tai ne operaciniai, bet invazinės procedūros. O čia jos atliekamos? Atliekamos, taip. Ir turbūt daugiau nebent estetinių kažkokių atsirandančių, tai dažnas yra turbūt lytinių lūpų plastika, makšties plastika ir tarpvietės, kurios taip pat yra atliekamos mūsų klinikoje. O dabar dažnai girdžiu tą PRP, hialurono rūgštis, tai jinai toksai, tas kokteilis yra dažnai taikomas ir labai visom sritim, nes dėl makšties sausumo, jeigu žinau, kad irgi taikoma. Taip, tai tikrai makšties sausumo atveju, ypatingai po menopauzėje esančiam pacientėm arba po gimdymo kartais pasitaiko ir kitų tokių situacijų. Tai aišku, tai dažniausiai yra laikinas periodas po gimdyvinių laikotarpių, bet po menopauzėje ypatingai geras gydymo būdas, to, kad hialuronas yra sutraukiantis drėgmę į save, ar ne, mes tuo pačiu dar pamaitinam tą gleivinę ir regeneruojam ją, tą trombocitais praturtintą plazmą ir taip atsinaujinantis tas audinys suteikia daugiau gleiviniai būdingo, ar ne, žodžiu, to tokio drėgnumo. O užtenka vienos procedūros, ar tai kelių procedūrų, ar ciklą reikia kažkokį padaryti, kad tą rezultatą pajusti? Tai iš esmės priklauso nuo paciento, ar ne, jausmų ir būsenos, bet šiaip iš esmės užtenka kokių 3-4 procedūrų, ar ne, kai kuriam galbūt 6 ciklo, pasižiūrėti ir pasibandyti, kaip čia sekasi, kai kuriam efektas jaučiasi ir po pirmo karto, aišku, jisai daugiau yra laikinas, jeigu mes jo nekartojam, ar ne, ir turbūt metams laiko galim būti ramus atlikus kažkokį tai ciklą, tai tiesiog turėti minty, kad tokių galimybių yra. Tai labai ačiū gydytoja Viktorija už tokį išsamų pokalbį ir iš tiesų, man atrodo, išsinešiau ne tik aš labai daug žinių, bet tikiuosi ir visi tie, kurie žiūrės šitą video. Tai vis dėlto taip apibendrinant, jeigu moteriai yra virš 30, apie 30, tai kokie pagrindiniai tokie kriterijai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ir ką vis dėlto pasidaryti reikėtų tokiai pacientai? Tai iš esmės turbūt nepamiršti profilaktikos, ar ne, tai apsilankyti kartą metuose pas ginekologą, jeigu turi skundų ir anksčiau. Nedelsti ir nelaukti atsitikus kažkokia ar nebėdai, ten esant ar šlapimo nelaikymo ir pasikeitus išskyroms, esant gausiam kraujavimui, ciklo sutrikimams. Tai turbūt ieškoti ginekologo ir pasikonsultuoti su ginekologu, neieškant tos informacijos internete, forumuose, paklausti, kaip draugiai sekėsi ir panašiai. Tai galbūt tokie tie pagrindiniai dalykai. Na, o turbūt planuojant nėštumą, planuoti tą rūpestingai ir atidžiai ir vadovautis tom rekomendacijom. Ir išmesti negeras kelnaites.